Sveiki, plastiko krūva už mano nugaros auga. Šią savaitę dar 7 maišai, kuriuos išrūšiavo Ekovizijos ir Ekoservis iniciatyvoje rūšiuoti paprastą dalyvaujančias Vilniaus priemiestyje gyvenančios šeimos. Plastikas pastaruoju metu vis labiau keičia medieną, stiklą, metalą. Plastikas sąvartynuose išsilaiko tūkstančius metų, o irdamas išskiria pavojingas medžiagas. Bet mes, jeigu pasistengsime, jeigu skirsime daugiau dėmesio ir laiko, galime plastiko kiekį sąvartynuose sumažinti gerokai. Tęsime laidą Trumpa dosjė. Martinas Ritinis gimė Londone latvių šeimoje. Londone baigė virėjų mokslus, vėliau dirbo Kanadoje, Saudo Arabijoje, Jamaikoje. Prieš 20 metų atvažiavo į tik ką nepriklausomybę išsikovojusią Latviją, įkūrė kompaniją, kuri maitino Rygos kino studijos ir Latvijos banko darbuotojus. O prieš 15 metų Martinas atidarė restoraną Vincents. Ir jau tiek metų šis restoranas laikomas geriausiu Latvijoje. Japonijos imperatorius su šeima, Rusijos prezidentas, Anglijos karalienė, Eltonas Džonas, Nikita Michalkovas. Tai tik nedaug svečių, kuriuos yra maitinęs virtuvės maestro. Martinas taip pat maitina ir Air Baltic verslo klasės keleivius. Martinas Ritinis yra asociacijos Slow Food Latvijoje prezidentas ir ūkininkų turgelių iniciatorius. Jis ir populiarios televizijos laidos vedėjas. Latvis, su kuriuo netrukus susipažinsite, rūpinasi augintojais, gamintojais ir valgytojais. Jis pasaulinės asociacijos Slow Food Latvijoje prezidentas. Tai, ką pasaulis vadina naujų požiūrių, šis žmogus darė visą savo gyvenimą. Martiną Ritinį Latvijoje vadina virtuvės guru. Visus aukščiausius šalies svečius jis stebina gastronominiais stebuklais. O tų stebuklų esmė labai paprasta – natūralumas. Kviečiu žiūrėti. This is my apple man and juice man. Tai mano obuolių žmogus, ten arbatų žmogus, žmogus kepantis duoną. Yes. And my bread man. Ką tai reiškia jūsų obuolių žmogus? Well, my friends, Tai mano draugai, aš naudoju jų gaminamus, auginamus, renkamus produktus. Tai mano moliūgų ir žalumynų žmogus. Pumpkin man. pumpkin man and watercress man. This man Norman. There's also my chicken lady. O ten stovi ponia, kuri vienintelė Latvijoje augina organiškas vištas ir kiaušinius. Yeah. All the products you use. Suprantu, kad jūsų restorane visi produktai turi šeimininką ir jūs visus tos šeimininkus pažįstate. I know where everything it comes from. My meat, my beef, it's not local, it's not from Latvia. Taip, žinau visus produktus, žinau iš kur jie, kas juos užaugino ir ne tik Latvijos mastu. Geros jautienos Latvijoje nėra. Latviai tiesiog nemoka auginti karvių mėsai. Jie augina pieninės karvės, o jų mėsa nėra labai skani. Yra karvės, kurios veisiamos specialiai mėsai, o ne pienui. Latviai kol kas nemoka atskirti mėsinių karvių nuo tų, kurios duoda pieną. It's meant to eat, not for milk. Yeah, and that's the problem in Latvia. We have lots of milk cows, but I get my beef from Gotland. Todėl aš jautieną perku iš Gotlando. Nepagalvokite, kad tai toli. Švedijos sala Gotlandas nuo Ventspilio jūros keliu vos už 120 km. Ten gyvena jau 5. kartos ūkininkas, kuris mano restoranui augina karves. Pažįstu šeimininką, pažįstu ir piemenį, kuris tas karves gano, taigi pažįstu ir karves. Toks tas skirtumas tarp jautienos iš Gotlando ir iš centrinio turgaus. I know the farmer, I know the worker who looks after them. And that's the difference. I once went into the market and I said, Turguje paklausiau šitą jautieną, kokio amžiaus šis gyvulys. O man sako, kokia prasmė, kokio amžiaus, mėsa dar šilta. Feel it. It killed yesterday. We are what we eat. And if we're going to eat, okay, one example, chickens. Mes esame tai, ką mes valgome. Ir jei valgysime, pavyzdys vištiena. Mano vištininkė augina vištas natūraliai, jos vaikšto laisvos, lesa grūdus, kada nori. Not forced, but they eat what they want. What they scourge under the ground. Plus they eat grains. Compared to the chicken from the factory, which are fed on soya,
o vištos gamyklose yra maitinamos soja, kad augtų greitai per 34 dienas. Aš nevertinu tokio maisto. 34-36 days, that is cheap. And I don't value an animal that is grown quickly and cheaply as quality that's on the plate. And later on I asked Ir dar aš jūsų paklausiu, ar jūs geriate kasdien antibiotikus be reikalo? Hormonus ar geriate pietums? Jūs pasakysite ne. Bet jūs juos suvalgote draugės su kepta, virta ar troškinta višta. Juos taip pat gerai įsisavina jūsų kraujas. We put in our own stomachs. You won't find a tomato in my restaurant now. If you want a Greek salad, sorry, you won't get a Greek salad. Mano restorane iki vasaros nebus pomidorų, nes dabar ne sezonas. Galima nusipirkti olandiškų, bet aš juos vadinu Frankensteinais, nes juos užaugino ne žemė ir saulė, bet žmogus ir chemikalai. Man-made. They're not natural nature made. That's the difference. Dabar yra kalbančių, kad visi tie konservantai, antibiotikai ir raidės E mūsų maiste mus konservuoja. They make us live longer. It makes you live longer. Yes, because it's only a few people running the world. Yra tik keli žmonės, kurie valdo pasaulį. Tai žmonės, kurie valdo naftą, farmaciją ir maistą. Būtent šie žmonės diktuoja taisyklės ir leidžia įstatymus. Ne politikai, ne valdžia, kaip mums atrodo, o lobistai. Tai, ką mes valgome, yra didelis purvinas verslas. Not the government people. It's a big dirty business what we're eating. So they're the ones that you're living longer, but you're buying their. Mes valgom konservantus, gyvenam ilgiau, perkam daugiau vaistų ir tokiu būdu kraunam kažkam dar didesnį kapitalą. Mūsų ilgesnis gyvenimas yra nekokybiškas. Of life, but quantity of life, and there's a big difference. There's a big difference. Do you want to live longer and suffer in our last years, which is happening now, or do you want to go to sleep and not wake up in the morning? Jūs norite mirti sveikas? I want to die healthy. Taip, aš noriu mirti sveikas, nes nenoriu kentėti ir nenoriu, kad mano gyvybę palaikytų kažkokie vaistai ir ligoninė. Out of hospital. Jūs nevartojate vaistų? Ne, nevartoju niekada. No. O jei gripas, peršalimas? Aš nesirgau jau 18-20 metų. Aš jums papasakosiu, ką valgiau pusryčių šį rytą. Aš turiu tai mašinoje, parodysiu. Aš viriau česnaką alyvuogių aliejuje, o po to su blenderiu išsukau tai su medumi ir čiobreliais. Padariau tai vakar ir šiandien ryte valgiau. Garlic in olive oil. In olive oil, I blended it and put honey with it and thyme. And I made that yesterday, and this morning I was eating it like a spoon. Like a spoon, yes. Yeah, I haven't sneezed, I haven't coughed in, 50? Aš neslogavau ir nekosėjau jau daug metų. We have to find this wood, you know? Mes turime pabelsti į medį, toks prietaras. To find the wood, to knock the wood. Knock. Oh, yeah. I think this should be wood underneath here. Yeah. I don't usually show anyone. I dropped the lens cap. Aš nevedu svečių pro šias duris. It's only my lens cap. No, it's here. Starp divām saulēm izvēlēties spožāko un neapdedzinātie. Mes ateiname į patį brangiausią ir svarbiausią Latvijos restoraną. Divas debesis. Ciao. Claudia, man nebija sula šodien. Vienam ienākt, otram atdoties. Yeah. Vienam tuvoties no otrām. Izmainīties virs mums ir divas debesis. See, this is... Tai parmidžano sūris. Mes jį kepame. No, that's goose. O čia žąsys. Vienas dzīvot pēc otras ilgoties. Jūsų restoranas šiam vakarui jau pilnas? Ja. Norint patekti čia vakarienės, būtina rezervacija. Ja. Well, Divas zvaigznes. Lai no kādām tālēm nācis, liekas tikko elpots acis. he's doing what Jis gamina tai, ką aš gaminau vakar. Tai, ką ragavau.
Tas ir mans. Tai tavo, o čia mano. Un atvildzēties. Man saļāk. Mano geresnis. Now! This is my baby. This is my baby. It's 5 years old now. Šis turgus tai mano kūdikis, kuriam jau 5. Pradėjome nuo 12 ūkininkų, kurie čia prekiavo. Living in Latvia. Yeah. Like this man here, Juris. Juris. I know he's Juris. I know his every egg. Čia Juris, aš žinau kiekvieną jo vištą, kiekvieną kiaušinį, nes aš ir maitinu tas vištas. Restorane mes patiekėme daug austrių ir midijų, o vėliau kriauklėlės sumalam ir jos labai patinka vištoms. Ten daug mineralų. The shells I give to the farmer. They break them up and they scatter them for their chickens. Okay. Yeah, Okay, which is all the minerals that the chickens need. Yeah. And now, if we have a look, not one egg is identical. Every egg will be different. Visi tie kiaušiniai skirtingi, matote, lukštai jų kietesni. These chickens, they were eating oyster shells. Yes, you can tell. Now, these shells are thicker. You can see a bit of perlmutter, no? You can always tell a good kitchen if they have a stock pot. Gerą virtuvę galima atpažinti pagal tai, ar verda jie sultinio koncentratą padažams ar ne. You make all your sauces from bones, not from powder. Okay. So this is So you are boiling what do you bones. boil? Bones. Yeah, Just bones of veal, goose and, beef. beef. Yeah. Kiekvienas save gerbiantis restoranas gamina tai. Porą dienų verda šis puodas, jame įvairūs kaulai, iš 70 litrų puodo liks vos 5 litrai koncentrato. Toks koncentratas bus po 3 dienų. Mes naudojame jį raudonojo vyno padažui. For all of our sauces, red wine sauce. My mother, father are Latvian. And then in Mano mama ir tėvas Latviai. 91-aisiais, kai buvo iškovota nepriklausomybė, aš gyvenau Kanadoje. Nuskridau pas mamą į Angliją ir sakau jai, važiuojame į Latviją. Ji man sako, mano pėdos dega. Aš paklausiau, skauda kojas, kas atsitiko. my feet are burning. I says, what's the matter with your feet? She says, let's go, stupid. My feet want to go. They're burning. And so Ji taip pat ramiai pakartojo, mano pėdos jau dega, važiuojam kuo greičiau. Ir jau kitą dieną mes vaikščiojom per Rygą mano mamos vaikystės keliais, apie kuriuos buvau tiek girdėjęs. Visa tai mane tiesiog pribloškė. Pasidarė aišku, kad mano vieta čia. 21 years old. And everything that they were talking about in my youth suddenly hit me. And I says, this is that place, and that's that place. And it meant so much more to me to be here than listening to it. See, I was telling you about the... Matai, aš tau pasakojau, dabar parodysiu. Tai, ką valgiau šį rytą. Put your finger in. Paragauk. Oh. It's very delicious. Labai skanu ir jokio česnako skonio ir kvapo, saldu. There will be no smell of garlic. No, because it's caramelized, it's turned sweeter. Galite pakartoti, kaip tai pagaminta. Česnakas keptas ant alyvuogių aliejaus, o po to išsuktas blenderiu su medumi ir čiobreliais. Ir kasryt 2 šaukštai. In the blender with honey and thyme. And thyme. Yeah, that's it. And every morning you're eating? Yeah. Just 2 spoons of? Yeah. And now we're going to serve this tonight in the restaurant. Šiandien vakare šiuo česnakiniu padažu mes vaišinsime savo svečius. Patieksime jį su rikotos sūriu. Yeah. But what kind of cheese? Ricotta. But local ricotta. Dienas nav manas laimīgas dienas. Nav laimīgas. Kaut gan ko vainot pirmo. Dienas nedzīvo mūs, mēs dzīvojam dienas. He said he will improve mine. Jis tik pasakė, kad pagerins mano receptą. Ne tik geras šefas, jis dar ir pasitiki savimi. He's a cheeky bastard as well. Not only a good chef, but a cheeky bastard. How many people you will have tonight? 7
67. Šiandien turėsime 70 svečių. Vakar buvo 82, o pas mus tik 60 vietų. And we only have 60 seats. Ar niekada nesigailėjote pasilikęs Latvijoje? No. I sometimes get depressed because the winter Kartais man pasidaro liūdna nuo tokių ilgų tamsių naktų žiemą. Saulės trūkumas manyje kartais iškelia klausimą, kodėl aš ne Italijoje. Labai myliu tą šalį. The sunshine, and then I get a little bit depressed and then sometimes say, maybe I should be somewhere else. Like Italy, I love Italy. And in a way, it's like I'm a big fish in a little pond, in a way. Tam tikra prasme man patinka būti didelė žuvimi mažame tvenkinyje. Tai labai žavu ir patogu. Pažįstu prezidentą ir ministrą pirmininką ir visus ministrus ir daug garsių aktorių ir menininkų. Toks gyvenimas daug įdomesnis, nei būti maža žuvimi vandenyne. Yeah. And that makes life, I think, a lot more interesting rather than just being small fish in a big pond. Yeah.